Save vadina šių šokių pradininkais Lietuvoje. Na, matėme jau Čarlio Čarliukus, o dabar į sceną žengia Čarlio Čarliai ir smagiai svinguoja Lindy Hop stiliuje. Tiesiog Čarlis. Ar yra jums konkurentų, kokių bent jau šiuo metu Lietuvoje? Aš manau, konkurentų yra visą laiką. O bent jau iš mūsų šokių, ką mes šokam Lindy Hopą, tai yra konkurentų Baltijos šalyse daugiausiai. Tai yra Suomijai, tokie patys šokiai šokam Estijai, Latvijai, Švedijai, Olandijai. Ir daugumą pietų Europos šoka irgi tos pačios šokius. Šokio aikštelėje, diskotekai, pavyzdžiui, ar vakarėlį kur nors išsiskiri to, kad tu šoki su partnerė, kaip dabar visi žmonės liaudis šoka. Kiekvienas pats savo atsistoja ir šoka, savo judesius kažkokius daro. O kai tu ateini ir šoki su partnerė, tai iškart į vis tave taip pasižiūri, o šokėjas iškart matosi. Bent jau Lietuvoje, Klaipėdoje yra kiekvienais metais yra Kalėdų taurė, o čia buvo per Kalėdas 21, man atrodo, buvo irgi, ar gruodžio, koks skirtumas, buvo Lindy Hopo varžybos ir buvo atvažiavę iš Estijos ir iš Latvijos poros, buvo iš Kaliningrado atvažiavę irgi mūsų kaip draugai. Ir mes visi šokam, dar Visaginas buvo, ir visi kaip buvo kolektyvas, kas, daug kolektyvų ir šoko po šios varžybos, kas užėmė kokią vietą, buvo irgi kaip varžybos padarytos. Taip daroma kiekvieną metų, 3 ar 4 metus. Buvom Olandijoje kelis ikis 3 atrodo, buvom Švedijoje, Estijoje, Prancūzijoje buvom, daugiau aš nežinau, po Europą važiuoju. Kokie yra drabužiai, kokia apranga? Vis dėlto batai tai didžiausiai įspūdį daro. Jo, apranga yra siūloma palei laisvą stilių. Eina kelnes ir marškiniai ir gali, kad dėl gražumo šlypsą užsidėti arba petnešėlės, ar kaip jis vadins, petnešės. O batai būna tokie, kaip palei drabužius pasit, pavyzdžiui, esi juodai baltas, tai ir, pavyzdžiui, batas gali pasiūsti juodai balti batai. Labai bent jau gražiai tinka prie drabužio. O visi skirtingai, pas mane su porinkiu, tai yra pas manęs eina kelnes juodas su raudonais marškinukais, o pas jie eina kaip suknelė. Aišku. O sakyk, kokių metų tai yra apranga? Kokiais metais tai buvo pats toks? 1930 metų apranga eina. Kaip ir tas šokis pats visas prasidėjo, tai ir apranga visą pradėjo. Pavyzdžiui, pasisiūna kai kurie, kaip dėl įdomumo. Vieni pasisiūna, kaip, pavyzdžiui, vyrėjų apranga, kiti pasisiūna jūreivio apranga, kiti kareivio apranga. Visiška improvizacija. Jo, improvizacija. Kaip pats žmogus sugalvoja savo aprangą. Čia, kas yra galvoj, tokia ir apranga gali būti. Gali visai šok su džinsais. Kaip tau labiau patinka.